šitą žodį, žmonės šitus, sakykime. Donatas Petrožius, šiandien kartus atėjęs, atėjo Donatas Petrožius, Marius Brokas, šitą lapkritį, kuris jis skaitė, lygmenio buvo stalčiui metai, galvoju, kad kažkaip pratrauksim metus ir kažkaip buvom pražiapsuoti, kažkaip išspaudysim po metų. Tai vat. Tekstas, sakau, man nereikia šnekėti. Galvoju, gerai, kai Norvas nekalba. Pasienis. Saulė akina, šešėliai tokie ryškus, jog atsiskiria nuo žmogaus daikto ir jau gyvena savo gyvenimus. Jie spiečiasi į gaujas, prekiauja tepalų, naudotom padagom su įvairiais menu, išsirenka savivaldą savyginos bulius, kurios stabų apsaugos draugovas išmano teisę, dievina tvoras, rengia pasalas, paprastai nusigraužia uodegas, įdant jų neįtartų konkuruojant su žiurkėmis, šešėliai, prasti vagys, paprastai gviešiasi šūdniekių, jos remia fondai, išmano universitetinį slengą, pelnosi iš tamsos, šviesos ir niekšybės kontrabandos. Tokia yra šešėlinė ekonomika. Tai slidi padermė, paprastai apsimeta metininkais, architektais, dvasininkais, teisuoliais, specialistais, profesoriais, patriotais, fotografais. Žemės kūną peina į tūtelės, žemė jų kratosi drebėjimais, kasai tsunamiais. Nieko panašaus, tai joks pragaras. Ne visi ruožai šiuose platumuose išvažiuojami. Dabar reikia įveikti patekimo žiotą zoną, kuri dėja vis plečiasi, buteliai ridenasi grindim, ignoruoti inerciją ir gravitaciją, traukti į nuošalį ir kūrenti lauželį sodo gale, kur tyli milžiniška ūkinė obelis, labai didelė. Emigruoti gena idiotizmas ir jų polinkis žudyti. Beje, jau ir savo sapnuose esu svetimas. Juos patinku tik su žurnalisto pažymėjimu. Turiu nusiauti pat batus, juos išsivarsyti. Kas baisiausia, aš nežinau, ką veikia mano paties šešėlis. Man nusisukus, kartoja judesius, mimikas, ar taip ir taigus užšaukti ant nugaros ir perrėžti gerklę. Todėl vengiu priešinės saulės, šviesai esu atsukęs nugarą, vis atganau šešėlį žvilgsnių kryžės už pavadžio. Judu nežinoma kryptim, ne visi ruožai šiuose platumuose išvažiuojami, kontrolės postai, patikros, kyšiai, paprastai apsimetu durnium, dabar muitininkai krečia dantę. Ir vis tiek norėčiau tą pasakyti, aš manau, kad lašiu šitą žaidimą nenuoširdžiai. Šitas eilėraštis buvo tam pačiam literatūrai menai įspausdintas, komisija yra korumpuota, jie galėjo tai atpažinti, jis buvo įspausdintas kaip vertimas iš vokiečių kalbos. O tą poetą, kurį verčiau, aš jo nepažįstu, bet norėčiau susipažinti. Ačiū.